Sveiki, šis dičkis papuolęs į mano rankas yra Canon teleobjektyvas su keičiamu židinio nuotoliu nuo 70 mm iki 300. Tai aukštos klasės objektyvas su netgi dviejais vaizdo stabilizacijos režimais, kas daro šį stiklą išskirtiniu ir stipru konkurentu kitiems savo klasės atstovams. Panagrinėkime jį giliau. Visų pirma, jis išties didelis. Iš to atrodo tikrai profesionaliai ir tikrai traukia praeivių žvilgsnius, kas iš tikrųjų nėra labai gerai. Pilnai ištrauktas pailgėja dar per pusę. Pagamintas jisai yra pagrindai iš plasmasės. Fokusuojant sukinėjasi visas objektyvo priekis, tai nepatogu. Fokusuojant jis visas dreba, o uždėjus blendą jis turbūt rankose duotųsi lyg kokią gaisrininko žarną. O dabar apie tai, kaip fotografuoja šis dramblys. O fotografuoja jis tikrai gerai. Prie aštrumo, kontrasto ir spalvų tikroviškumo būtų galima prikibti, tačiau tai nėra portretinis objektyvas. Tai teleobjektyvas, kuris yra skirtas fotografuoti daiktus iš toli. O tai jis daro tikrai puikiai. Nuotraukos išeina vienodai ryškios beveik prie bet kokio židinio nuotolio. Netgi fotografuojant pačiu didžiausiu židinio nuotoliu, tai yra 300 mm, nuotrauka vis vien išlieka aštri ir labai mažai vinjetuota. Tai labai puikia savybė, kadangi didžioji dalis teleobjektyvų mėgsta sumuilinti vaizdą prie didelių židinio nuotolių. Kas dėl chromatinių operacijų, tai šis Canonas su jomis tvarkosi ganėtinai puikiai. Jas įmanoma pastebėti tik tai esant aukšto kontrasto sąlygoms ir tik prie pačio didžiausio židinio nuotolio. Diafragma šiame objektyve keičiasi nuo 4 prie 70 mm iki 5,6 prie 300 mm. Tai nėra įspūdingi skaičiai ir nepanašu, jog su šiuo objektyvu eitų fotografuoti tamsoje. Objektyve yra netgi 2 vaizdo stabilizacijos režimai. Vienas skirtas fotografuoti, kuomet dreba fotografo ranka, o kitas skirtas fotografuoti judančius objektus ir juos išryškinti iš aplinkos. Praktiškai visada naudojamas yra pirmasis vaizdo stabilizacijos režimas, o jis yra tikrai puikiai įgyvendintas. Turint omenyje tokį didelį maksimalų židinio nuotolį, vaizdo stabilizacija čia išties vietoje. Kas dėl fokusavimo, tai jis čia yra ganėtinai greitas. Objektyvas naudoja ultragarsinį fokusavimo variklį. Tiesa, jis savo darbą netlieka taip gerai, kaip turėtų. Tačiau fokusuojama vis vien greitai ir tiksliai, netgi esant prastam apšvietimui. Bet kokiu atveju yra išties nepatogu tai, jog fokusuojant sukėsi visas objektyvo priekis. Dėl objektyvo valdymo problemų tikrai nekyla. Viskas savo vietose. Židinio nuotolis keičiamas lengvai, o fokusuojant rankiniu būdu problemų taip pat nekyla. Taip pat galima užrakinti objektyvo židinio nuotolio keitimo mechanizmą, kas yra patogu, kuomet jis yra nešiojamas su fotoaparatu ant peties. Na ir verdiktas. Tai puikus teleobjektyvas skirtas paparacinti. Jeigu jums reikia objektyvo su dideliu židinio nuotoliu, šis variantas yra kaip tik jums. Sąlyginai mažą diafragmą čia kompensuoja efektyvų vaizdo stabilizaciją, o neaštrias nuotraukas kompensuoja chromatinių operacijų ir vinjetavimo nebuvimas. Turbūt vienintelis tikras konkurentas šiam objektyvui savo kainų kategorijoje būtų Canon EF 70-200 su F4 diafragma per visą židinio nuotolį. Tačiau tas objektyvas ir kainuoja 500 litų daugiau. Taigi, jūs fotografas, kuriam reikia fotografuoti kažką iš toli, nesvarbu, ką jūs fotografuosite, ar žmonės, ar gamtą, ar įvairius renginius, šis objektyvas tikrai neturėtų jūsų nuvilti. Beje, nepamirškite pasidalinti savo įspūdžiais, jeigu įsigijote šį objektyvą, o jeigu dvejojate, būtinai paklauskite, bus atsakyta. Iki kito karto, čia buvo Gytis.